Sveiki visi kuliuriečiai, su jumis šiandieną Norbis, žinomas kaip QPM. Norėčiau jums papasakoti apie PHP sintaksę ir parodyti keletą pavyzdžių. Apibendrinimas PHP tai yra labai paplitusi programavimo kalba visame pasaulyje. Ji yra pritaikyta, kad kurti įvairias internetinės svetainės. Pati kalba yra nelabai sudėtinga. Yra daug sudėtingesnių kalbų, pavyzdžiui, kaip C++, Java, bet ji yra labai lanksti ir palaikoma daugelyje operacinių sistemų. Taigi, kad pradėt rašyti mūsų kodą, reikia visada bloko pradžios. Jie rašoma ženkliukų mažiau, klaustukas, PHP. Taipogi galima naudoti tiesiog ženkliuką ir klaustuką, bet ne visi teikėjai tai palaiko, todėl rašykite visada su PHP. Uždaryti kodą galima su klaustuku ir ženkliuku daugiau, ir to pilnai užtenka. Kodą reikia rašyti va šitam tarpe, tarp šitų dviejų, tai yra bloko pradžios ir pabaigos. Paprasčiausias yra teksto išvedimas. Tai galima padaryti dviejais būdais. Su echo funkcija rašom echo, tada pavyzdžiui sveikas color lt ir uždarome. Ir mums atvaizduos baltame fone sveikas color. Kad pradėt rašyti jau kitoje eilutėje, tai pavyzdžiui čia būtų pirmas tekstas ir žemiau būtų antras. Jeigu parašysime pavyzdžiui echo ir bet kokį tekstą, jis atvaizduos mums vienoje eilutėje kartu su sveikas color. Ir tai atrodys, galima sakyti, va taip. Nors mes parašėme jį apačioje. Kad to nebūtų, mums reikės mažiausių HTML žinių, tai yra funkcijos br, kuri perkelia šitą eilutę į apačią. Taipogi šitame kode galime naudoti įvairias HTML funkcijas, ten kaip b pastorinimas, pavyzdžiui, tada her linija, kuri tęsis per visą ekraną. Dar vienas būdas išvesti tekstą, tai yra print. Jis rašomas taip pat kaip ir echo, bet kitose pamokose paaiškinsiu, kodėl, kuo jie skiriasi. Taigi parašysim sveikas, tiesiog sveikas ir uždarom taip pat kaip ir echo. Ir mums atvaizduos, pavyzdžiui, sveikas color lt, pastorintai, linija, po to praleis vieną eilutę, tada atvaizduos ASD ir iškart atvaizduos mums sveikas. Dar PHP kalboje yra labai svarbus dalykas kintamieji, kurios galima naudoti, kad paprastinti mūsų kodą. Kintamieji rašomi su pradžia doleris ir kintamojo pavadinimas. Pavyzdžiui, kintamasis. Po to rašomas ženkliukas lygų. Ir galime rašyti tekstinį kintamai, pavyzdžiui, Norbis. Uždarom. Šitas kintamasis yra lygus reikšmiai Norbis ir jį tiesiog galime integruoti į echo. Parašius doleris kintamasis. Ir mums parašys pastorintai sveikas color lt, linija, praleis vieną eilutę ir rašys Norbis. Taipogi į kintamosius galima integruoti skaičius ir taip toliau. Bet apie kintamosius papasakosiu plačiau jums kitoje pamokoje. Tiksliai nežinau, kada ją padarysiu, kai bus laisvo laiko, tikrai užsiimsiu. Taip pat galite uždavinėti man klausimus,
galbūt padarysiu atskirą temą klausimams ir bandysiu atsakinėti visus klausimus. Galėsiu pakurti pamokų apie PHP Fusion modulių kūrimą, kitaip sakant, modifikacijų, nes tai dažniausiai naudojama turinio valdymo sistema ir daugelis rašo man į privatą ten dėl tų modulių. Bet juos kurti nėra labai sunku, ten kelios funkcijos reikia žinoti, ten jau Fusion'e viskas pritaikyta, ten iš vis lengva. Bet jeigu norite pradėti mokintis PHP kalbos, jums reikės iš pradžių išmokti HTML ir CSS, kad galėtumėte tiesiog padaryti patrauklę svetainę savo, arba bent, nežinau, mokytis su tuo. Nes HTML ir CSS yra integruota į PHP ir tiesiog naudojama, galima sakyti, kartu. Tai, manau, būtų tiek šitoje pamokoje. Dėkui, kad žiūrėjote. Sėkmės.